čia dabar nusileisim nuo lubų į pirmą aukštą arba dar žemiau. Būtų įdomu pasižiūrėti, ką esam tikrai pražiopsoję ir labai konkrečius dalykus. Dabar dėl naratyvo. Tai menas seniai jau rado išeitį kurti populiarius romanus, kadangi nėra vertybių, žmogus susikūrė bjaurų erzacą ir to džiaugiasi. 10 metų aš sekiau Baltijos kelio nuotraukų likimą. Mes turim nuostabų Baltijos kelio naratyvą, vaikam labai trūksta pozityvių pavyzdžių. Gyvename su kuriais jie galėtų save sieti. Ir jis yra neišleistas iki šiol, ar jis buvo išleistas po 10 metų kartu su pokario nuotraukom. Sumaišyta taikus pasipriešinimas ir ginkluotas pasipriešinimas. Ir mokykloje pozityvus pavyzdžiai yra išnykę, vaikas neturi su kuo identifikuotis, elementariuoju lygmeniu, nebekalbant apie dvasingumą ar transcendentinius dalykus. Tai vienas dalykas, kuris yra visiškai pražiopsotas. Kitas dalykas, mažas mokyklas arba kraustant iš mokyklos į mokyklą, visiškai nutrūko mokyklos ryšys su bendruomenė. Ir su tėvais, ir tai žmonėmis, iš kurių vaikas galėtų imti pavyzdį. Tai va šitas dalykas, kuris būtina atstatyti po keleto metų, yra visokiausių būdų ir geros mokyklos turi pavyzdžius, kartais kviečiasi tėvus, kurie turi pasiekimų, ar paprasčiausiai gyvena dorą ir sąžiningą gyvenimą, kad pasikalbėtų su vaikais. Vienas dalykas. Kitas dalykas, visiškai nutrūko, arba labai su didelė mokyklų dalimi, menininkų bendravimas, rašytojų bendravimas. Vokiečiai, pavyzdžiui, jeigu prieš keletą metų aš sužinojau, prieš 20 metų sužinojau, kad turi specialią eilutę, kur finansuojama rašytojų lankymasis pamokoji. Ir ne po pamokų, bet pamokoji. Nes vaikui reikia interesą formuoti, baisu tai pasakyti, turbūt prievartinę formą. Jis kitaip, jis per mažas pasirinkti. Ir keletas dalykų, konkrečių dalykų, kuriuos reikia atkreipti dėmesį, nes čia glūdi jų neigiamą nuostatą savo pačių atžvilgių. Ir kai kalbam apie negatyvias tendencijas, labai daug idėjų su mokyklų buvusi Arūnai. Yra labai pozityvių dalykų. Ir į pirmąjį kursą pedagoginį šiais metais, kai jau buvo įvestas testas, atėjo žmonės, laikė tą testą, kuri klausė, ar tu nori būti mokytoju ir kodėl tu nori būti mokytoju. Kaip tas testas suveikė? Studentai sako, iš pradžių man atrodo, kad jis nereikalingas. Aš perskaičiau tą testą ir pamačiau, kad aš čia trinku. Jam pačiam parodė jo sprendimus. Man atrodo, kad visuomenė tebėra marga ir ieškoti to bendro vardiklio, bet mano svajonė yra tokia asmeniška svajonė, gal ne labai juokinga ir primityvi, kad išleisti mokyklom Baltijos kelio nuotraukas. Baltijos kelio nuotraukas knygelė, kad būtų istorijos pamokoje, kiekvienam kabinete, kad vaikas matytų šviečiančius savo tėvų, savo artimųjų veidus ir iš to galėtų imtis nežodinės informacijos, nes dvasia, man atrodo, labai sunkiai apibrėžiamas dalykas ir labai sunkiai paliečiamas. Ir bendrą vardiklį, ir tai turi turėti ir bendrą vardiklį ne tik tai religinės mokyklas apimti, bet ir pasaulietiškas, kadangi visuomenė iš tikrųjų yra labai marga. Viskas.